Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Gailė Jaruševičiūtė Mockuvienė ir šiandieną laidoje LT savaitė svečiuojasi Lietuvos socialdemokratų partijos atstovė, buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė. Sveiki. Sveiki. Tai apžvelgiant šios savaitės aktualijas, gal norėtųsi pradėti pokalbį nuo ketvirtadienį prezidentūroje įvykusio valdančiųjų atstovo ir prezidento komandos susitikimo, tokio pasitarimo užsienio politikos klausimais. Kaip Jūs manote, ar toks formatas yra vertingas, prasmingas ir gerai, kad toks susitikimas šiame etape įvyko? Manau, kad gerai, neaišku gerai, nes šiaip Lietuvos Respublikos prezidentas yra iš esmės pagrindinis asmuo formuojantis užsienio politiką, taip pat ir užsienio reikalų ministras, bent jau taip turėtų būti, dalyvauja, aišku, parlamentas tame, bet iš principo tai prezidento iniciatyva, manau, yra labai gerai, nes žinučių sukalibravimas yra tai, ko turbūt visi suprantam, kad labai reikėjo. O kaip vertinat, pavyzdžiui, tai, kad į pasitarimą nebuvo pakviesta opozicija? Čia irgi gal girdėjau tokių nepasitenkinimo balsų iš pačių opozicijos atstovų, kad tik tai valdantieji tarsi, nors užsienio politikos tie klausimai yra tokie bendri ir dažniausiai apimantis ne vieną kadenciją, tai kaip vertinat tai, kad visgi nebuvo jie šį kartą į šį formatą pakviesti? Šiaip iš principo tiek gynybos ir saugumo politika, tiek užsienio reikalai turėtų būti valstybiniai, tai yra aukščiau partinių ideologijų ir aukščiau tų skirtumų tarp valdančių ir opozicijos, bet kita vertus, pasižiūrėjus, kas dedasi, kad ir pas mūsų kaimynus Lenkus, tai man atrodo, kad kaip ir visur, tų įtampų yra, opozicijos darbas visuomet yra skųstis, gal socialdemokratai buvo tokia lėtesnė, ramesnė opozicija, bet dešiniai visada yra tokia kieta, aštri opozicija, tai tas normalu. Dėl kvietimo, turint omenyje sprendimų priėmimo lygmenį ir vis tik tai, kad toje pačioje valdančioje koalicijoje labai gerai būtų sukalibruoti mūsų žinutės siunčiamas į išorę, tai galbūt tai ir buvo orientuotas susitikimas, bet čia iš išorės, iš šono aš galiu tik tai spėlioti. Nes kodėl aš klausiu apie opoziciją ir pabrėžiu tą tęstinumą klausimų, kad tai turėtų neapimti vienos kadencijos, užsienio politikos kryptis būti tokia kryptinga, tęstinė ir taip toliau. Tai čia turbūt viskas rezonuojasi šiuo metu apie Kinijos ir Taivano klausimą, mūsų santykius su šia valstybė ir Taivanu, kaip vis tiek turim taivaniečių atstovybę šiuo metu Lietuvoje ir taip toliau. Tai jūsų atstovaujama partija šiuo metu panašu, kad visgi yra pasiryžus šiek tiek keisti tą kryptį, kurią pradėjo formuoti buvę valdantieji, prie kurių ir atsidarė tą taivaniečių atstovybę būtent su šiuo pavadinimu ir taip toliau, ir tarsi šiltinti santykius, kurių tarsi dabar jau ir nelabai yra, su Pekinu. Tai kaip vertinate šias viešoje erdvėje prasidėjusias diskusijas apskritai dėl santykių su Kinija, tokio tam tikro atstatymo bent jau, gerinimo kažkokią formą, ar manote, kad tai yra prasminga? Čia gal vis dėlto manau, kad reikia iš platesnio konteksto pasižiūrėti. Tai pirmas dalykas, iš tikrųjų, žaidimai su Kinija dabar yra pakankamai tokia paplitusi tendencija. Dėl to, kad transatlantiniuose santykiuose įtampa yra labai rimta. Ir iš tiesų mes matom tiek iš Europos valstybių, tiek iš tos pačios Kanados, tai yra visame NATO aljanse tam tikro flirto su Kinija atsinaujinimą. Ir tai yra pakankamai jautri situacija, sakyčiau, vaikščiojimas plonu ledu. Ir čia priešingai negu kad fizikos dėsniuose, deja, kuo mažesnis objektas, tuo iš tikrųjų didesnė rizika įlūžti ir neišlipti. Tai kokia nors Vokietija įlūžusi šitame procese ištrauks koją ir nueis toliau. Lietuvai reikėtų būti atsargesniai. Mes turime labai daug gyvybiškai svarbių interesų, sakyčiau, tokių kritinių interesų, kurie yra susiję su Jungtinių Amerikos valstijų pozicija Kinijos atžvilgiu. Ir nepaisant to, kad prezidentas Trumpas galbūt neatrodo didelis
gerbėjas ar komplimentų sakytojas Taivanui. Tačiau Taivanas dėl įvairių priežasčių, tiek dėl puslaidininkių, tiek dėl geografinės Taivano padėties ir tam tikrų su kariniais klausimais susijusių jautrumų, vis tiek išliks ypatingai svarbus pragmatinis Jungtinių valstijų interesas. Ir mums žaisti kokius nors žaidimus, kurių rezultate galėtumėm net ir subjektyviai sudaryti įspūdį JAV, kad mes elgiamės priešingai jų interesams, netitinkame jų interesų arba elgiamės neprognozuojamai ir to tikrai nemėgsta geopolitikoje didžiosios galios, tai manau, kad nėra labai išmintinga. Antras dalykas, taip mes privalome turėti savo nuomonę, savo stuburą. Lietuva nepriklausomai nuo savo geografinio ir ekonominio dydžio vis tiek visada buvo pakankamai matomas geopolitinis subjektas. Tai mums tikrai savo poziciją reikia turėti, bet tada mums reikia įsivertinti, tai ko mes siekiame, koks yra mūsų tikslas. Ar mes čia norime draugauti su valstybe, kuri aktyviai įgalina Rusijos karą prieš Ukrainą? Jeigu nėra tokio tikslo, tada iš ekonominės pusės žiūrint, tai ar mes čia manome, kad Kinija, ką čia mūsų ekonomika kaip nors efektyviai pastiprins. O jeigu tikslas yra turėti tokį gal konsoliduotą, vieningą požiūrį su ES ir turėti tą diplomatinį atstovavimą, tai tikrai turim suvokti, kad atgal į tą pačią upę neįbrisi, 2 kartus į tą pačią upę neįbrisi. Ir tokių pačių lygmenių nebeatstatysi. Tokie pakeitimai iš esmės būtų mano vertinimu destruktyvūs. Antras dalykas, tai čia mes kalbam taip, tarsi Taivano nebūtų kambaryje. Jisai yra kambaryje, čia tas dramblio kambaryje principas. Ir kaip taivaniečiai vertina tokį blaškimąsi, tai net nereikia spėlioti. Iš tikrųjų jau matom ir tos reakcijos yra pakankamai girdimos. Taivano draugai amerikiečiai tiek senate, tiek kongrese, tiek įvairiose kitose struktūrose savo nuomonę įvairiais būdais jau taip pat išsako. Tai sakyčiau, kad čia iš tiesų jau kažkam iš jūsų kolegų sakiau, gal suomiško požiūrio reikėtų mažiau dramos, daugiau faktų, ramiai ir neišradinėti kažko, ko nereikia šiuo metu išradinėti. Jūs anksčiau esate įvardinusi, apžvelgiau aš jūsų poziciją Kinijos atžvilgiu, ką anksčiau komunikavot viešoje erdvėje. Jūs ką ir dabar sakot, kad veikia vienokia ar kitokia forma Rusijos pusėje Kinija visam šitam kare prieš Ukrainą. Jūs anksčiau sakėt, kad Kinija tikrai yra grėsmė, kad ją reikia suvokti kaip grėsmę. Kiek žinau, kad esate papuolus ir pati į juoduosius Pekino sąrašus ir negalite atvykti iš tą valstybę dėl savo pozicijų ir taip toliau. Tai ar jūs manote, kad dabar tam tikra, daug kas sako, kad atidaryti taivaniečių atstovybę šitų pavadinimų buvo klaida, bet aš taip suprantu tarp eilučių, kad jūs manot, kad galbūt dabar toks bandymas atstatyti santykius su Kinija, kuris, klausimas dar kaip baigsis ir kiek čia realus yra, taip pat yra klaida. Šiuo atveju jūsų nuomonė yra klaida. Tai sakyčiau, kad toks viešas, ypač viešas analizavimas buvo ar nebuvo padarytos kokios nors klaidos, yra labai kaitinantis situaciją, įelektrinantis ir taip jau esančias įtampas. Tai dėl to, galbūt, kaip ir sakyčiau, išmintingiau būtų to nedaryti. Antras dalykas, štai tam susitikime, sakyčiau, žinutės buvo sukalibruotos ir mūsų valstybės vadovas, man atrodo, kad jeigu neklystu, pasakė kažką tokio, kad tikrai niekas čia nesiruošia priklaupti ant kelio ir atsiprašinėti iš kokias nors klaidas. Tai sakyčiau, tai yra geras situacijos apibendrinimas. Grįžtant prie grėsmių, tai ir toje pačioje Miuncheno saugumo konferencijoje dalyvavau ne vienoje diskusijoje ir uždarose tam tikrose formatuose. Kinijos grėsmė yra labai aiškiai suvokiama, ypatingai turint omenyje, kad įtampa visam Indijos Ramiojo vandenyno regione auga, o net ir iš viešai prieinamų duomenų, tokių kaip pavyzdžiui oro erdvės Taivane pažeidimas, tai Miuncheno saugumo ataskaitoje nurodyti skaičiai labai gerą tendenciją, ta prasme, blogą iš tikrųjų, bet labai aiškia tendencija rodo. Tai, pavyzdžiui, nuo 1700 iki beveik 4000 pažeidimų, tai aš sakyčiau, yra labai ryškus šuolis. O turint omenyje, kad Kinijos, kaip ir Rusijos, kariuomenės reforma sėkmingai eina į pabaigą. Ir tos kariuomenės reforma, tai turbūt suprantam, kad nėra teorinis pratimas arba koks nors eksperimentas. Tai yra labai konkrečiai suplanuoti, brangiai kainuojantis veiksmai, turintis galutinį tikslą.
Tai dabar šiuo metu suvokti tą galutinį tikslą, manau, tikrai visi galime ir be didelės geopolitinės analizės. Susirezonavo premjerės visam šitam kontekste pasakymas, kad jinai nemato jokių problemų, kodėl taivaniečių atstovybė negalėtų Taipėjaus vardu pervadinta būti. Tada staiga reagavo prezidentas į tuos pasakymus, kad čia turbūt svarbi yra ir Taivano pozicija, ir jie gali pasakyti ne iš savo pusės. Kaip Jūs vertinate premjerės komunikaciją šitų klausimų? Ar čia nėra šiek tiek tokių nepasivertų pareiškimų, taip gal formuluokim? Gal paliksiu politologams ir komunikacijos ekspertams vertinti žmogaus drąsą, bet iš tiesų tai, manau, kad, sakyčiau, tas susitikimas užsienio politikos prezidentūroje buvo tam tikra tokia gera priemonė. Tai iš principo jūs dabartiniai, panašu, kad valdančiųjų socialdemokratų, gal čia labiau reikėtų sakyti, pozicijai Kinijos atžvilgių, tuo tarsi bandymu kažkokią formą glaudinti santykius su Kinija, turbūt šiuo atveju Taivano sąskaita, iš principų nepritarėt. Tai nesakyčiau, kad matau vieningą socialdemokratų arba bendrai valdančiųjų poziciją, kurią galima būtų taip apibūdinti, kaip jūs sakėt, noras glaudinti santykius su Kinija. Mes girdėjom skirtingas pozicijas iš ponios Ruginienės, iš užsienio reikalų ministro, užsienio reikalų komiteto pirmininko, taip pat kitų socialdemokratų, kurie aktyviau veikia užsienio politikoje, tokių kaip Ruslanas Baranovas ir panašiai. Tai aš sakyčiau, kad tos pozicijos vis dėlto šiek tiek išsiskyrė. Tai susitikimas prezidentūroje, mano akimis žiūrint, sukalibravo viską į labai aiškę liniją. Tai yra pavojingas žaidimas. Ir mes neturėtumėm dabar imtis kokių nors neprognozuojamų ir netikėtų Jungtinėms Amerikos valstijoms, Europos Sąjungai ir mums patiems veiksmų. Jūs nekartą lankėtės Taivane, kalbėjote apie tą santykių šiuo atveju, bendradarbiavimo, gal reikėtų sakyti, ypač ekonominį srityje su Taivanu, glaudinimą ir taip toliau. Saugumo. Aš sakyčiau, aš visada orientavausi būtent į saugumo dimensiją, nes mano akimis žiūrint, gal leisiu savo pasakyti, kad šiek tiek nerealistiškas yra lūkestis, kad būtent ekonominiai santykiai bus mūsų su Taivanu bendradarbiavimo fokusas. Vis dėlto tai, su kuo mes susidurėme, tiek mes, tiek Taivanas dėl kaiminystės, tai yra agresyvios imperijos linkusios į ekspansiją. Tai tam tikros patirtis, kuriamis galime pasidalinti, yra tam tikri bendri mokymai, bendros patirtis, kurias tikrai galim labai sėkmingai pritaikyti nuo visuotinės gynybos iki kibernetinių atakų prevencijos ir gynybos nuo jų iki su skaitmeniniais kitais klausimais, dirbtiniu intelektu ir taip toliau susijusių dalykų. Tai iš tikrųjų aš sakyčiau, kad būtent saugumo sritis yra ta, kur aš matyčiau daugiausia naudos. Ir antras momentas, vėlgi, tiesiog kai kur mes turime būti labiau realistai ir pragmatikai. Taivanas finansinė prasme šiuo metu investuoja, ką tik tai gali, į santykius su Jungtinėmis valstijomis. Ne mūsų kariuomenė gins Taivaną. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė gins Taivaną. Tai natūralu, kad jie stengiasi milijardus mesti ten. Tai dėl to, irgi turim turbūt suprasti, kad kai kurie dalykai yra, matuojami šiek tiek kitų mastelių. Tai mano klausimas, aš dar vis tiek grįžtu prie to, jūs sakot saugumo, pagrindinis jums buvo akcentas bendradarbiavimo šioje srityje kažkam, galbūt iš jūsų kolegų, kurie vyko, buvo lūkestis kažkokio ir to ekonominio bendradarbiavimo, glaudinimo, kažkokios Lietuvai finansinės naudos, kurie atsvertų praradimus iš Kinijos ir taip toliau. Bet aš suprantu, kad išsilygina iš esmės. Bet tas pagrindinis vis tiek kritika, kurią komunikuoja, kaip argumentą tie, kurie sako, kad reikėtų šiltinti santykius su Kinija, yra tai, kad bendradarbiavimas su Taivanu, taivaniečių galbūt atstovybės Lietuvoje atidarimas nedavė Lietuvai tiek daug tos pridėtinės vertės, kiek galbūt buvo tikėtasi. Kaip Jūs manot? Tai turbūt užkelti lūkesčiai yra labai pavojingi, nes tuomet galime turėti nerealistiškų vilčių, kurios neišvengiamai sudūžta.
šiuo atveju, kaip ir sakau, kadangi mano pozicija visuomet buvo vis tik tai vertinti Taivaną kaip geopolitinį tam tikrą klausimą, susijusi pirmiausia su saugumo dimensija, tai aš sakyčiau, šioje srityje mūsų bendravimas, bendradarbiavimas ir naudos, kurias mes gauname, jos yra apčiuopiamos. Ir tą, ką galime šitame formate kalbėti, tai iš tikrųjų manau, kad yra akivaizdu, jog prasmės tikrai yra. Kalbant apie puslaidininkių technologijas, apie bendradarbiavimą su mūsų įmonėmis, apie fondus, apie tam tikras investicijas ir krepšelius, kurie čia buvo pažadėti, iš kurių galės semti rieškučiomis įmonės, tai čia jau turbūt ekonomikos profesionalai galėtų geriau pakomentuoti šitą sritį, kadangi aš ją niekada daug vilčių nedėjau, tai ir nusivylimo nejaučiu. Tai taip jau apibendrinant šitą tematinį bloką, kuriam nemažai dėmesio skiriam, ar aš taip suprantu, kad jūs labiausiai norėtumėte šitoje situacijoje padėkoti prezidentui, kuris tarsi balansuoja visą šitą poziciją mūsų kaip valstybės apskritai, būtent Taivano ir Kinijos viso šio klausimo atžvilgiu? Sakyčiau, kad tikrai konstitucinę pareigą prezidentas atliko labai tvarkingai ir šioje situacijoje mūsų valstybei mažiau blaškymosi ir aiškesnės linijos, kuri nesukurtų naujų spastų arba geopolitinių dilemų, tikrai reikėtų laikytis. Pereikim prie kito klausimo, kuris irgi buvo šią savaitę aptartas prezidentūroje, būtent tame susitikime, būtent dėl užsienio politikos klausimų, tai santykis su Baltarusija. Ir išėjęs prezidentas patikino, kad sankcijos Baltarusijoje bus pratęstos, kad kol kas erdvės glaudinti, šiltinti santykius tikrai nėra, kad situacija iš esmės netgi blogėja. Bet ta diskusija viešoje erdvėje, kad galbūt valdantieji turi kažkokį lūkestį, kad santykiai su Minsku šiek tiek šiltėtų, pakankamai aštriai susirezonavo, gal taip reikėtų sakyti. Buvo atkreiptas dėmesys visam šitam kontekste ir dėl jų poziciją dėl Svetlanos Cichanouskajos, čia turbūt siejant su tuo, kad ir apsauga jai buvo sumažinta, čia galbūt tai paskatino ir jo sprendimą visgi keltis į Lenkiją iš Lietuvos ir taip toliau. Kaip manote, ar tiem nuogastavimam, gal reikėtų sakyti viešoje erdvėje, kad čia galbūt valdantieji krypsta link santykių su Baltarusija švelninimo yra pagrindo, galbūt jūs kažkokiuose formatuose ar partijoje apie tai ištekėjot? Šiaip iš principo Lietuvai Baltarusijos klausimas yra dar sudėtingesnis negu kad Kinijos dėl kelių priežasčių. Tai pirmas dalykas, iš tiesų Jungtinių Amerikos valstijų pragmatinis interesas susijęs, kad ir su tos pačios kalio trąšų rinkos klausimais, su jų pasiūlos diversifikavimu, tai iš tiesų yra tiesiog toks finansinis aspektas. Pinigai yra svarbus, matom iš įvairių pavyzdžių. Bet mūsų situacija pirmiausia yra pasienis su valstybe, kuri šiuo metu veikia kaip platforma Rusijos kariuomeniai, toliau puolant Ukrainą, naudojant Rusijos kariuomeniai šitą žemę ir oro erdvę tiesiog kaip labai patogų įrankį. Tai bet kokios iš mūsų pusės realios ar suvokiamos nuolaidos Baltarusijos atžvilgių silpnintų mūsų poziciją. Ir kalbant apie ES kontekstą ir kalbant taip pat ir apie Europinės NATO alijanso dalies stiprėjimą ir vienybę, tai Lietuva dabar atsidūrė tokioj labai komplikuotoj situacijoj, kur tikrai teks atsargiai laviruoti. Nenorime sukonfliktuoti su gyvybiškai svarbiu partneriu JAV ir tuo pačiu europinių pajėgų klausimas mums yra lygiai taip pat gyvybiškai svarbus. Mūsų pozicijos keitimas, kuris galėtų būti vertinamas kaip nenuoseklumas ar netgi silpnumas, tikrai gali labai pakenkti. Tai čia šiuo atveju vėlgi nuo šoninio suolelio tik tai galiu palinkėti išminties, stiprybės, kantrybės ir labai detalios analizės mūsų sprendimų priėmėjams, nes tai tikrai bus labai sudėtinga.
Sprendimų priėmėjai kol kas sako, kad jokių indikacijų iš JAV dėl trašų, baltarusiškų kalio trašų klausimo, prašymų kažkokių, kad ir neoficialių, nuimti sankcijas trašoms, kol kas negavo. Bet neoficialiai yra tų tokių diskusijų, kad anksčiau ar vėliau šis klausimas sugrįš. Apie tai jau kalba dalis valdančiųjų, kad tam reikėtų ruoštis ir kad Lietuva turės priimti kažkokį sprendimą dėl šio klausimo. Ar atidaryti tą tranzitą ar netidaryti. Tai mano klausimas, kaip manote, kokios čia principinės pozicijos turi laikytis Lietuva? Ar čia labiau žiūrėti į tą pragmatinę liniją, žvelg galbūt ir kaip kontekstualiai mūsų regiono valstybės elgesi, ar visgi čia gali būti toksai tiesiog principinis kaip valstybės apsisprendimas, nenaikinti dabar egzistuojančių sankcijų. Tai bet kuriuo atveju bus pragmatiškas sprendimas, nes mūsų saugumas, mūsų išlikimas yra labai pragmatinis valstybės interesas. Tai šiuo atveju tikrai mūsų nacionalinio intereso geriausias užtikrinimas per sutarimą ir susitarimą su mūsų strateginiais sąjungininkais, strateginiais partneriais, tai ir bus tas toks turbūt laviravimo momentas. Dėl to ir sakau, kad pasiruošti tikrai irgi reikia ir tą analizę, kurią mes ne visada sugebam laiku pasidaryti, čia reikėtų iš anksto iš tikrųjų ir pasidaryti ir aptarti. Vienas dalykas, ką neturim turėti turbūt iliuzijų, kad mes galime kaip nors vairuoti JAV nuomonę, ar juo labiau, kad Jungtinės Amerikos valstijos keis savo politiką, nes Lietuva kaip nors pasakė. Bet girdimi galime būti. Ir pavyzdžiui, Baltijos saugumo iniciatyvos klausimas, kuris buvo labai jautrus, bet tikrai turėjome daug draugų už Atlanto ir patys sugebėjome gerai tarp instituciškai susikoordinavę tiek vyriausybės, tiek parlamento lygmenių labai aktyviai dirbti ir sakyčiau, čia visos gal sakyčiau valdžios šakos labai efektyviai prisidėjo ir turim gerą rezultatą. Taigi galime būti girdimi. Tai mums reikia labai aiškiai susidėlioti, ko negalime daryti, kokią žalą atneštų vienas ar kitas veiksmas, o kur mes galime kažkiek tai būti lankstus. Ir tą žinutę visais kanalais, įvairiais politiniais lygmenimis perdavinėti iš anksto. Dar kalbant apie tą pačią Miuncheno saugumo konferenciją, kurioje dalyvavot, užsiminėt kelis kartus, ten buvo, visko daug vyko, gal į tas detalės daug nesigilinkim, daug dėmesio sulaukė JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio pasakyta kalba, bet buvo daug ir tokių pasvarstymų, pamastymų, akcentų, kad iš Europos lyderių turiuomenį, kad visgi Europai reikėtų prisiimti daugiau atsakomybės už savo saugumą, galbūt nesikliauti tiek amerikiečių pagalba, parama ir dalyvavimu, visam šitam procese, bet daugiau susikoncentruoti į save ir matyti, čia tarp eilučių, kad ruoštis ir įvairiems kitiems scenarijams. Tai o ką manot apie tokius pasvarstymus? Galbūt tikrai reikėtų, paleisti tą, tikėjimą, kad viskas čia gali, kad mes priklausomi ir mūsų saugumas nuo JAV ir labiau koncentruotis į tuos kitus scenarijus kaip alternatyvius. Čia turbūt yra toks juoda balta mąstymas, kuris paprastai būna būdingas žmonėms krizėje arba infantiliems asmenims. Tai būtų gerai nebūti nei tais, nei tais. Nėra taip, kad Jungtinės Amerikos valstijos atitrauktų savo strategiškai reikšmingą paramą karo metu. Jie labai aiškiai suformulavo ir nuosekliai kartoja metus laiko tą žinutę, kad mes būsime su jumis, bet ne vietoje jūsų. Ne tai, kad Amerika gins Europą, bet Amerika padės Europai gintis. Tai reiškia, kad Europa pati turi būti pajėgi gintis, gaudama strateginę tam tikrą pagalbą. Kai pernai vasaros pabaigoje buvau susitikusi su karo sekretoriumi, tada dar jisai buvo gynybos sekretorius, jo buvo labai aiški žinia ir jinai taip pat atkartota buvo Marco Rubio pasisakyme prieš keletą dienų, kad Jungtinės Amerikos valstijos yra pasirengusios vesti aljanso kariuomenę, bet ta kariuomenė turi egzistuoti ir jinai turi būti stipri.
Dabar mes turim labai įdomų paradoksą. Indijos Ramiojo vandenyno regionas ruošiasi karui, mažai šneka apie tai, bet ruošiasi karui. Per 10-15 metų padvigubino savo gynybos išlaidas, savo karinės išlaidas ir jos ir taip nemažas yra, ar ne, ir labai dar išaugo. Tokios valstybės kaip Japonija visiškai, tikrai paskutinius keliasdešimt metų absoliučiai pacifistinė valstybė poros metų laikotarpyje dvigubina savo biudžetą. Tai jų sumos, ekonomikos dydis, suprantame, kokios yra skirtingos ir ginklų pramoniai vienodai rodo tavo BVP, jiems svarbu yra absoliutiniai skaičiai, realūs pinigai ant stalo. Tai sumos yra labai didelės, gynybos pramonė spurtuoja, jie iš esmės ruošiasi praktiniam lygyje. Jungtinės Amerikos valstijos niekada taip nebuvo suvariusios savo kariuomenės, kaip Europa buvo iš esmės, dauguma Europos valstybių buvo taip optimizavusios savo karinės pajėgas, kad jos tikrai atrodė kaip likučiai. Ir vis tiek mes nepaprastai lėtai didinam savo karinius biudžetus. O JAV niekada nepatyrusi tokių duobių, dabar meta papildomus trilijonus į savo karinį biudžetą, į savo karinės išlaidas ir aiškiai kelia tikslą turėti the most lethal armed forces, pačias mirtiniausias, pavojingiausias pajėgas pasaulyje. Tai vėlgi, JAV ruošiasi karui, Indo-Pacifikas ruošiasi karui, Rusija ir Kinija, Rusija ir kariauja, ir tolimesniam karui ruošiasi pakankamai sėkmingai vis tiek vykdydama savo karinę reformą. Kinija taip pat vykdo nepaprastai didelį kiekį oro erdvės pažeidimų ir kitų veiksmų taip pat vykdo ir irgi ruošiasi karui. O Europa šiek tiek bėga. Europa skundžiasi, daro dramatiškus pareiškimus, garsias deklaracijas, tačiau mūsų ekonominio ir finansinio pajėgumo santykis su mūsų karinio pajėgumo augimu vis dar yra neadekvatus. Tai todėl amerikiečių toks gal tam tikrą prasme grasinimas ar netgi spaudimas, ko gero, turi tam tikro pagrindo. Ir aišku, vėl, kaip ir prieš tai 2 aptartų sunkių geopolitinių dilemų klausimais, mes irgi turim tam tikrą dilemą. Dėl to, kad aštriausiai bene įtampa jaučiasi tarp Vokietijos ir JAV. O mums tai yra abi gyvybiškai svarbios valstybės. Tai dėl to Miunchene net tikrai tam tikrą nerimą man sukėlė pasiskaičius pradinius dokumentus, tam tikrų atskaitos taškų tampa Miuncheno saugumo ataskaita, kurio iš kiekvienos eilutės liejasi pyktis. Ir žinome, kad ar ne, vokiečiai ruošia šitą ataskaitą. Bet pokalbių metu, sakyčiau, buvo truputį geriau negu tikėjausi. Deja, įtampa labai didelė, bet truputį geriau negu kad tikėjausi ir sakyčiau, kad nors čia kai kurie kiti mano kolegos buvo ministrai baltais dažais pavadino Rubio kalbą, bet vis tiek geriau balti dažai negu dar kraujas raudonų dažų. Tai vis tiek į geresnę pusę. Bet turbūt tas nuogąstavimas dėl JAV kažkokio atsitraukimo ir taip toliau, apskritai galbūt, čia buvo kalbų ir apie apskritai, kiek čia gali gyvuoti dar NATO, ar nebus subyrėjimo ir taip toliau, atsispiriant ir nuo JAV prezidento Donaldo Trumpo tam tikrų pozicijų, čia turbūt labiausiai viskas paaštrėjo Grenlandijos klausimų ir taip toliau, ir vis tiek, tas nerimas tvyro, ir nerimas matyt tvyro ir Europoje, Danija irgi tokioje tam tikroje įtampoje gyvena, tai kaip vertinate tai? Vis tiek, kiek tokio nestabilumo į visą situaciją įneša? Čia yra tam tikrą prasme toks dvipusis procesas. Tai vienas yra komunikacija, kitas yra realūs veiksmai. Ir gal netgi kitaip galima būtų, čia kelis pjūvius galima padaryti, o kitas yra ideologinis versus karinis pjūvis. Tai pradėsiu nuo žinutės versus veiksmas. Vis dėlto savo veiksmais ir karinių pajėgumų išlaikymu ir tam tikrų tolesnių planavimų, aprūpinimų, pratybomis ir visais kitais praktiniais veiksmais vis dėlto JAV patvirtina tą nuoseklę savo žinutės dalį, kad kritiškai svarbi tam tikra strategiškai reikšminga parama tų pajėgumų, kurių Europa neturi, bus Europai užtikrinta. Tai čia tas įdomus, sakau, toks momentas, kad jeigu Amerika negina Europos vietoje Europos, o padeda Europai, tai tada mes iš karto sakom, tai viskas, tada mus čia metė, paliko, drama ir visa kita.
Tai taip nėra. Ir dar kartą buvo specifiškai ta dalis pakartota Miunchene, kad mes laikysimės įsipareigojimų savo sąjungininkams. Rytų flangas yra matomas kaip labai jautrus. Rusijos grėsmė, jeigu kalbant apie rytų flangą, tikrai aiškiai labai yra suvokiama ir ta parama, ta tokia tikrai, žodis strateginė čia yra labiausiai tinkama, strateginė parama yra garantuojama. Bet masė turi būti iš mūsų pusės suakumuliuota. Karinių pajėgumų, ginkluotės, įrangos, amunicijos, įvairių kitų dalykų, kurie yra reikalingi tam, kad tu turėtum tą pagrindą, tai tu turi tiesiog jį turėti. Tai va čia yra liūdnas momentas, kur kaip tik ir su Linu Kojala prieš porą dienų komentavome kartu. Labai liūdna, kad atsivertus užrašus apie gynybos pramonę prieš porą metų, tai galėtum tikrai šiais metais tą patį skaityti. Čia yra tikrai per lėtas progresas ir turime dar vieną problemą, kuri dabar tampa vis aiškiau matoma, kad nors biudžetai auga, nėra visiškai tiesioginės koreliacijos, kiek tu gali už tai daugiau nusipirkti, nes kainos yra labai išaugusios ir čia yra labai didelė problema. Bet grįžtant dar apie tą santykį mūsų pajėgumų ir Jungtinių Amerikos valstijų įsipareigojimų, tai čia karinis yra aspektas, kuris iš tikrųjų visai neblogai atrodo. Didelė įtampa ir pasitikėjimui žalą kūrė ideologinis susikirtimas. Nes vis dėlto ir tai, kas buvo pasakyta Vanso ir Rubio kalboje, tai šita žinutės dalis nemaloni pasikartojo. Požiūris į liberalią demokratiją yra kitoks. Ir jeigu vokiečiai savo prezidento lūpomis buvo aiškiai pasakę, kad šios Jungtinių Amerikos valstijų administracijos ir Vokietijos vyriausybės pasaulėžiūra ženkliai skiriasi ir tai tikrai mums yra toks rizikos veiksnys. Tai toli gražu ne visi salėje taip jau tą neigiamai vertino. Ir aš sakyčiau, kad jeigu dabar turim 2-3 Europos valstybės, kuriams labai prie širdies yra šitokia ideologija, tai sakyčiau, kad keliarių metų bėgėje turėsim 5-6. Čia dar vėlgi atsispiriant nuo mano labiau pirminio klausimo apie tą galimą NATO subyrėjimą, daugiau diskusijas ir nuogastavimus apie tai. Į tai pareagavo ir premjerė Inga Ruginienė ir sakė, kad Lietuva tokiu atveju turi A, B, C, D ir ten N planų. Kaip jūs esat rami, kad čia net ir be JAV įsitraukimo Lietuva visgi, turėtų tų planų ir sugebėtų apsiginti su kažkokia pagalba? Gal aš nekomentuosiu kito žmogaus žodžių. Manau, kad ten tikrai ponia Ruginienė pati paaiškino, ką jinai ten turėjo omenyje, bet grįžtant apie mūsų pasirengimą, tai dėl to ir yra labai svarbu iš tikrųjų tuo pat metu eiti keliais lygmenimis. Tai yra labai sparčiai ir intensyviai dirbti tiek dvišališkai, tiek regioniškai, tiek su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, tiek bendrai alijanse, kad mūsų balsas būtų girdimas, o taip pat ir prisidėti prie kai kurių tokių, šiek tiek probleminių klausimų sprendimo. Nes, pavyzdžiui, vienas iš klausimų, kurį irgi tam tikrose pokalbiuose irgi Miunchene girdėjau, Turkija. Kaip mes dirbame su Turkija? Ar pakankamai įtraukiame, ar atrandame tam tikrus sprendimus, nes iš tiesų yra jautrumų, kurie yra toli gražu neišspręsti. Bet grįžtant prie pagrindinio dalyko, tai sakyčiau, dvišališkai pastaruoju metu mes tikrai labai gerai ir labai intensyviai dirbame su savo aplinkinėmis valstybėmis. Nuo savo artimiausiųjų, tai yra Baltijos šalių, iki Lenkų ir, sakyčiau, su šiaurės šalimis. Tikrai esam per 25 metus sustiprinę bendravimą, bendradarbiavimą, bendrus planus nuo karinio bendradarbiavimo iki karinio pramoninio. Tai yra mūsų tam tikri bendri projektai įsigijimų, tam tikros produkcijos, pramoninio bendradarbiavimo, mūsų įmonių bendrų darbų planų. Tai yra turbūt geresni negu kad buvo kada nors. Ir tai yra labai geras dalykas. Tačiau tuo pat metu, aišku, yra ir tam tikri tokie žiauroki skaičiai, kad jeigu mes sudedam mūsų visus kartu, visas šiaurės šalis, Baltijos šalis ir Lenkija, tai mes turim apie pusę Vokietijos biudžeto ir tai šiek tiek irgi parodo,
kokia svarbi yra Vokietija Vokietija. šitam kontekste ir kaip būtų gerai su Vokietijos brigada nesumauti reikalų ir padaryti juos kaip nors teisingai. Tai kalbant apie Vokietijos brigadą, pasirengimą priimti ją, tai kaip tik Lietuvoje dabar yra naujas projektas didelis, būtent Kapčiamiesčio poligonas skirtas brigadai treniruotis, tai turbūt irgi svarbiai atliepia tą Vokietijos lūkestį, kad būtų tam sukurtos brigadai sąlygos ir taip toliau. Ir jūs, kaip buvusi krašto apsaugos ministrė, turbūt dalyvavote tose pirminiuose etapuose, apskritai šitos idėjos pasirengimo ją realizuoti, pristatyti visuomenį ir taip toliau. Ir dabar viskas krypsta į tą pusę, kad netrukus jau turėtų tas projektas būti svarstamas, pateiktas ir taip toliau Seime. Ir jau viskas, bent jau tam politinio sprendimo lygmenį atrodo finalizuojasi. Tik tai tiek, kad nemažai dar visgi yra įtampų, turiu omeny ir Kapčiamiesčio bendruomenę, kuri ir protestuoja, ir ten turi nemažai nerimo dėl visokių kompensacijų, dėl saugumo tų pačių klausimų ir taip toliau. Kaip jūs vertinate, apskritai sprendimų priėmėjų, pavyzdžiui, to paties krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, vyriausybės apskritai, pasirengimą šituo etapu, apskritai šio etapo būtent, sėkmę? Šiaip iš tikrųjų reikia atvirai pripažinti, kad šito poligono, Kapčiamiesčio poligono kūrimui padarė didelę žalą mūsų nacionalinės politikos procesai. Nepamirškim, kad praeitą vasarą atsistatydino mūsų buvęs premjeras. Ir tai sulėtino tam tikrus procesus. Mes iš esmės jau buvome birželio mėnesį daugelį namų darbų padarę ir labai sparčiai judėjome į priekį su kariniu vertinimu, kariniu patarimu ir galutiniu pasiūlymų sąrašu, ko kariškiai labiausiai norėtų, nes visi labai gerai suprantam, kad čia yra ta vieta, kur tikrai politikai turi abiem ausim girdėti kariškius ir kad kariškių vertinimas, kokia teritorija jiems yra patogiausia ir tinkamiausia treniruotis, nes norim, kad mūsų kariuomenė būtų gerai pasiruošusi. Tai šitas buvo iš esmės tikrai finišo tiesiojoje. Tada atsistatydino mūsų premjeras ir tada turėjom naujos vyriausybės formavimą. Tai jūs suprantate, kaip tai trenkia per visus procesus. Tada buvo mano atsistatydinimo per brūkšnelį atstatydinimo procesas, kuris buvo netikėtas ir tikrai labai įnešė daug sumaišties ir vėlgi sustabdė procesus. Kartu su manim buvo nušalinta visa krašto apsaugos ministerijos vadovybė ir jiems nebuvo leista laikinai dirbti. Mes turėjome turbūt 4 ar 6 net savaitės, kai krašto apsaugos ministerija neturėjo vadovybės. Viceministrų, kanclerio ir darbas, iš esmės vis tiek tokiais jautriais klausimais ir tokiais vis tik tai aukšto lygmens klausimais normaliai vykti negalėjo. Tuo pat metu ir tam tikrų departamentų vadovai pasikeitė dėl to, kad vyko rotacija. Tai iš esmės buvo daug išorinių kliučių ir čia tikrai manau, kad naujasis ministras atėjo į pakankamai sunkias sąlygas, kai iš tiesų daug procesų buvo labai rimtai sutrukdyta. Atėjus jau į tas aplinkybės, kokius sprendimus ten esantys žmonės priėmė, tai žinot, iš šono visada yra lengviau vertinti. Ir tiek, kai buvau opozicijoje, visada, man atrodo, buvau labai geranoriška ir diplomatiška buvusių ministrų atžvilgių, tiek pono Kasčiūno, tiek pono Anušausko, tai tikrai ir pono Kauno atžvilgių nenoriu čia kokios nors kritikos sakyti, situacija buvo tikrai sudėtinga. Kas yra svarbu iš tikrųjų, kad prieita prie to, kad vis tik tai kalbėtis pirmiausia asmeniškai su tų sodybų, kurios bus toje teritorijoje savininkais. Nes tikrai prorusiški veikėjai labai su dideliu nekantrumu laukia bet kokių mūsų karinių teritorijų plėtros, nes tai tiesiogiai netinka Rusijos planams. Tai kad mes turėsime aktyvę dezinformacijos kampaniją, kad mes turėsime aktyvų veikimą
kurstimo žmonių, tai tikrai to galima buvo tikėtis. Bet dėl to negalime kaltinti Kapčiamiesčio žmonių, nes kitaip tariant, jeigu neteini tu, tai ateina kažkas kitas ir pasako savo nuomonę. Tai dėl to patiems reikia ateiti, pasakyti objektyvius faktus, išgirsti tos žmonės, nes aš sakyčiau, praeitų poligonų metu, ko galbūt galima buvo išmokti, žmonės skundėsi, kad nebuvo girdimi. Tai vienas iš mano tikslų buvo, jeigu, tarkim, būtų tekę man vykdyti tos procesus, užtikrinti, kad žmonės jaustųsi išgirsti. Bet jaustis išgirstiems nėra lygu atsisakyti kritinių mūsų projektų, kurie yra gyvybiškai svarbus mūsų saugumui. Tai čia dar labai svarbu, kad kai kurios politinės jėgos irgi nežaistų savo žaidimų, nes kurstimas prieš Kapčiamiesčio poligoną yra tiesiog antivalstybinė veikla. Bet aš ir noriu paklausti apie tai, nes, panašu, kad yra atskirųjų balsų ne kur kitur, o būtent koalicijoje. Ir čia aš turiu omeny Nemuno aušros pirmininką Remigijų Žemaitaitį, dalį valstiečių, kurie irgi panašu, kad dvejoja dėl paramos. Ir tai yra, turbūt svarbu bendram kontekstui, kuriant pasitikėjimo projektų ir taip toliau. Kiek nerimo į visą šitą situaciją, būtent ir tiem patiems Kapčiamiesčio gyventojams, įneša tai, kad vienas, pavyzdžiui, iš pagrindinių koalicijos veidų, sako, kad turi labai rimtų abejonių ir galbūt net ir nepalaikys poligono steigimo. Tai čia tik dar kartą noriu pasakyti, labai raginčiau visus politikus pirmiausia prisiminti, kad jie yra Lietuvos piliečiai ir kad padėję ranką ant konstitucijos mes davėme vienodą priesaiką. Tai yra stiprinti Lietuvos nepriklausomybę ir Lietuvos valstybę. Tai tokie veiksmai, kurie kelia nepasitikėjimą mūsų gyventojams, mūsų kariuomenės treniravimuisi, mokymuisi, būtinų teritorijų steigimu, tai tiesiog nepateisinama, nesuprantama, visiškai nepriimtina. Aišku, kaip tik einant į pokalbį pas jūs, jau turbūt užsiminiau, pasiskaičiau apie dramas Lenkijoje, kuomet Lenkijos opozicija iš esmės prieštarauja tam, kad Lenkijos vyriausybė skolintųsi per SAFE instrumentą europinius pinigus 43 milijardus, man atrodo, Lenkai nori pasiskolinti, irgi savo gynybinių pajėgumų stiprinimuisi. Tai paskaičiau ir tik tai atrodo, kaip galima daryti tokius dalykus. Bet pasižiūri į savo kiemą ir supranti, kad fantazijos žmonėms netrūksta. Gerai, jau paklausiu apie Žemaitaitį, vis tiek noriu paklausti dar būtinai vieną klausimą apie koaliciją. Yra vis pamąstymo, panašu, kad socialdemokratų gretose, jog Remigijus Žemaitaitis ir Nemuno aušra yra problema. Yra pasvarstymų, kad reikėtų visgi perkonstruoti dabartinę valdančiosios koalicijos sudėtį ir pašalinti, tarkim, aušriečius iš valdančiosios daugumos. Ir čia argumentai turbūt visa puokštė yra ne tik tai turbūt mūsų aptarti poligono reikalai, bet ir tam tikri teisėsaugos Remigijaus Žemaitaičiui keliami klausimai. Jis figuruoja įvairiuose ikiteisminiuose tyrimuose, yra teismo sprendimas dėl antisemitizmo. Dabar yra tos pačios Nemuno aušros vėlgi finansavimo klausimai sugrįžę į eterį ir vyriausioji rinkimų komisija čia toliau vėl aiškinsis visą tą situaciją. Tai kokiai, nežinau, čia reikėtų stovyklai partija jūs priklausote, ar jūs matote dar kažkokias galimybės, ir šiaip, kad socialdemokratam vis dar yra kažkokia forma naudinga dirbti koalicijoje su Nemuno aušra? Tai jeigu jau taip tiesiai klausėt, tai turbūt suprantat, kad sėdėdama ant atsarginių suolelio iš esmės izoliuota nuo sprendimų priėmimo nelabai turbūt galiu kaip nors teigti, kad žinau, ką darys mano partija, bet šiuo atveju mes turbūt visi, kaip ir sakau, pirmiausia esame Lietuvos piliečiai. Ir jeigu tu matai veikimą, kuris iš esmės daro žalą tavo valstybei, tai man atrodo išvada turėtų būti pakankamai aiški. Kita vertus, sprendimų ir veiksmų, kurie mūsų valstybei daro žalą, tai man atrodo mes čia matom įvairių ir visokių. Ir turbūt turim tokio beprecedenčio lygio riziką nacionaliniam saugumui dėl pasitikėjimo apskritai mūsų partijomis ir mūsų valdžia. Dėl to, kad dabar iš esmės visos mūsų pagrindinės partijos arba yra teistos, arba juda link to. Tai
nuo liberalų sąjūdžių jau gal nebekalbėsim, visi žino mintinai istorijas susijusios su įvairiomis dėžutėmis ir tai vat, paliko tą tikrai didelį tokį nepasitikėjimo šleifą. Konservatorių partijos pirmininkas, buvęs MG Baltico pasiuntinukas ir tikrai dabar jų buvęs žemės ūkio ministras apklausta, jis atsisakė ar ne duoti parodymus, bet iškviestas apklausai kaip specialusis liudytojas. Mūsų pačių buvęs premjeras tokioje pat situacijoje, tam tikrą prasme, ar ne, iškviestas irgi apklausai. Buvęs Seimo pirmininkas, mūsų prieš metus buvęs Seimo pirmininkas irgi iškviestas kaip specialusis liudytojas apklausai. Tai Demokratų partija taip pat tokioje pačioje situacijoje. Ir ta pati Nemuno aušra, kaip jūs sakėt. Tai žiūrint iš saugumo pusės, aš matau labai rimtą problemą. Ta prasme, mes iš tikrųjų atsidūrėm tokioje rizikingoje situacijoje, kai nežinau, kiek čia Rusijai bereikia dėti daug pastangų, kad tikrai pakankamai jautrų pasitikėjimo mūsų valstybės valdžia klausimą visai destabilizuoti. Tai čia atsargaus ir išmintingo veikimo labai reikia. Nežinau, ar mes šiuo metu esam tam pajėgus. Ir aš norėčiau, kad pavasarį, kai socialdemokratų partija vis dėlto svarstys, ką mes darom toliau ir kaip politinė jėga, kaip mes judam toliau, kad tai nebūtų pro forma toksai dėl varnelės veiksmas, kad mes labai rimtai pasvarstytumėm, nes mes esam vis dar pati didžiausia frakcija Seime, 52 žmonės. Jeigu išlaikysim, aišku, tuos žmonės kaip vieningą veikiančią jėgą, tai turim tada turbūt ir suprasti, kad mums tenkanti atsakomybės dalis yra pati didžiausia. Tai aš sakyčiau, čia lengvų atsakymų nebus. Bet jūs neatsakėte, jūs šiek tiek įsisukot nuo pirminio klausimo. Netiesiai pasakiau, aš manau, kad tie žmonės, kurie kursto antivalstybinės nuotaikas, tikrai negali būti laikomi tinkamais būti valstybės valdymo lygyje. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, buvo kalbėta apie apklausą ir jūsų tiesiogiai paklaustų, ar jūs matote, ar jūs palaikote tolimesnę koaliciją su Nemuno aušra, aš taip suprantu, kad jūsų atsakymas būtų neigiamas. Taip. Gerai, tai dėkui labai už skirtą laiką, labai daug dar liko neaptartų klausimų, bet visiškai sukapsėjo mūsų minutės. Dėkui Jums. Ačiū. Taip pat dėkui klausiusiems ir žiūrėjusiems ir iki kitų kartų.